čia brolis Darius ir aš dabar esu Vilniuje, važiavau ir einu dabar susitikti su draugu ir mes eisim piešti po Panoramą prekybos centrų, krikščionišką grafitį. Ir tegu kiekvienas žmogus, kuris praeina, pamatys ir gaus žinutę nuo Kristaus, kad Kristus juos myli visada, nesvarbu, kas gyvenime atsitinka, Kristus jūs myli. Ir su jūsų silpnybėm, su kokiais dalykais, kuriuos darote gyvenime, blogus, gerus, Jėzus jūs myli visą laiką ir niekada nešneka jiems už nugaros. Kai kurie žmonės gali šnekėti už nugaros, vienas šneka prie jūsų veido, kitus dalykus šneka jums už nugaros, Kristus niekada jums nešneka už nugaros ir vienintelis, pas kurį galite visą laiką ateiti ir išlieti savo širdį, visas problemas, viską ir Dievas ir Kristus šventoji dvasia jūs išgydys. Tai va, einu dabar tik su draugu, pavalgysiu ir mes eisim į centrą, dabar yra rytas, 8:45, nuostabus oras, nuostabi nuotaika ir Dievas su mumis, halleluja, let's go. Va, pasiėmiau dažus ir einame dabar į vietą piešti. Nudašiau tokį mažą greitą eskizą, diena nuostabi, wow. Va, mes šiandien einam į apačią. Nu va, ieškom vietos dabar, kur piešti. Radau vietą, piešiu čianais.